Konvencijos 6 straipsnėje įtvirtintas nepriklausomo ir nešališko teismo reikalavimas numato vieną esminę žmogaus teisių ir taip pat reikalauja bylas nagrinėti viešai, taip pat viešai skelbti teismo sprendimus. Konvencija leidžia daryti išimtis, aišku, kada teismo posėdžiai gali būti nevieši. Tai yra visuomenės moralės, viešosios tvarkos ar valstybės saugumo interesai demokratinėje visuomenėje, nepilnamečių ar bylos šalių privataus gyvenimo interesai ar kitos ypatingos aplinkybės. Iš esmės tokios pačios išimtys yra numatytos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Kaip minėjau, Lietuvos Respublikos teisės aktų atžvilgių pažymėtina, kad bendrą proceso šalių lygiateisiškumą teisminėme nagrinėjime garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis, kuris įtvirtina visų asmenų lygybę prieš įstatymą, teismą bei kitas valstybės institucijas ir pareigūnus. Na ir kaip sakiau, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymas taip pat numato, kad teismai bylas nagrinėja laikydamiesi proceso šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principų. Ir tokius pačius principus įtvirtina Lietuvos Respublikos civilinio proceso bei baudžiamojo proceso kodeksai. Tai rodo, kad teoriškai šie principai yra gerbiami ir turėtų būti įgyvendinami. Tačiau, kaip bebūtų gaila, praktikoje gali būti atvejų, kai tam tikras proceso aspektas gali iškelti teisės į teisingą teismą klausimą Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio požiūrių. Tai va, apie tuos minėtus pavyzdžius taip ir yra. Taigi trumpai pristatysiu pavyzdį konkrečios bylos, kurios Europos žmogaus teismas nustatė konvencijos 6 straipsnio pažeidimus dėl asmens teisės į teismą per kuo trumpiausią laiką. Taigi tokia byla 97 metais buvo išnagrinėta, kuri teisiškai vadinasi byla Grauslys prieš Lietuvą. Ir Grauslys savo peticiją grindė būtent konvencijos 5 bei 6 straipsnio pažeidimais. Taigi, analizuodamas konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, numatyta teisė į teismą per įmanomai trumpiausią laiką, teismas pabrėžė, kad kiekvieno atveju būtina kruopščiai tikrinti visas ypatingas bylos aplinkybės ir tokiu būdu spręsti klausimą dėl suėmimo laiko teisėtumo. Čia būtent buvo, kada žmogus labai ilgai buvo suimtas ir byla buvo neišnagrinėta, ten iki 10 gal metų. Tai, kaip sakiau, dėl suėmimo laiko teisėtumo 5 straipsnio 3 dalies bei 6 straipsnio 1 dalies teisės į teismą per įmanomai trumpiausią laiką požiūriu. Todėl sprendžiant teismą dėl suėmimo teisėtumo ir teisės į teisminį nagrinėjimą per priimtiną laiką reikia atsižvelgti į tokias aplinkybės. Tai padaryto nusikaltimo sudėtingumą ir apimtį, bylos tyrimo eigą atitinkamos institucijose, pačio suimto elgesį procese įvertinant jo pabėgimo aplinkybės, ar tas asmo gali veikti procesą ir kitus asmenys, ar šios asmens paleidimas į laisvę kelia grėsmę viešai tvarkai ir panašiai. Taigi šią bylą Lietuva pralaimėjo. Žmogui buvo priteista, dabar negaliu pasakyti, bet pakankamai didelė kompensacija ir daugiau kaip pusė bylų tikrai Lietuva pralaimi Europos žmogaus teisių teisme. 7 straipsnis skelbia, kad nėra bausmės bei įstatymo, tai čia galima daryti testinumą, kaip kad žmogus negali būti kaltas ir negali būti nubaustas, kol jo kaltė neįrodyta. Tai daugiau čia nėra labai apie ką diskutuoti. 8 straipsnis konvencijos skelbia teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Lietuvos Respublikos konstitucija taip pat įtvirtina asmens laisvės ir neliečiamybės principą. Jeigu kam įdomu, tai yra 20 straipsnis, pabrėžia privataus gyvenimo, visi sekantis ten 22, 23 privataus gyvenimo, žmogaus būsto neliečiamumą, įtvirtina asmens procesinės garantijas baudžiamojoje teisėje. Taip pat konstitucijoje įtvirtinta itin svarbi ekonominė teisė, tai nuosavybės neliečiamumo principas, pabrėžiama, kad nuosavybės teisė saugo įstatymai, kad nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams bei teisingai atlyginama. Paskutinis atvejis, naujausias, skandalingiausias, kada buvo nacionalizuotas privatus bankas, tai viskas ir buvo daroma atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, kad nebūtų pažeidimo atveju būtent šitais tiek konvencijos, tiek mūsų konstitucijos principais. Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.
Taigi ši teisė priskiriama vadinamosioms antrosios kartos teisėms, kurios susiformavo po Antrojo pasaulinio karo siekiant geresnės kultūrinės, taip pat socialinės, ekonominės padėties. Įvairiuose nacionaliniuose ir ypač tarptautinėse teisės aktuose ši teisė apibrėžiama gana abstrakčiai ir lakoniškai, paliekant jos turinį išplėtoti teismų praktikai. Kodėlgi taip yra? Todėl, kad iš tikrųjų yra labai sunku nustatyti tą ribą, kur baigėsi viešas ir kur prasideda privatus gyvenimas. Žmogaus teisų supratimas bei žinojimas yra atsakingos visuomenės požymis ir tas tinkamai apsaugoti žmogaus teisės yra labai sudėtinga. Kaip manote, kodėl? Tai visi įstatymai, tai labai slidus yra, pasižiūrėsite. Ne patys įstatymai yra labai slidus, tuos įstatymus yra labai sunku parašyti, juos įtvirtinti dėl tų pačių skirtingų moralinių nuostatų, kurių taip pat ir įgyvendinimo lygį ir kokybę yra sunku vertinti, nes mes esame visi iš tikrųjų labai skirtingi ir kiekvienam pritaikyti tą įstatymą, tai būtent dėl to yra labai sunku. Tai ir ypatingai tokias teisės kaip teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, irgi, kaip sakiau, tai yra paliekama daugiau teisminiai praktikai apibrėžti, kad kas tai yra privatus gyvenimas. Vieniem privatus gyvenimas jau vos tik išėjus už savo namų durų prasideda ir nenori viešintis, kitiems labai patogu ir malonu, jiems nemalonu tada tik tai, kai jau nemalonios žinios apie juos išeina, tada jie tik prisimena savo privatumą. Tai čia toks labai abstraktus ir sąlyginis aspektas yra. Taigi pagrindinė institucija, kaip bebūtų gaila ginanti asmens teisę į privatų gyvenimą, be abejo yra teismas ir tik teismas. Nors atskiruose įstatymuose asmens teisės į privatų gyvenimą gynimas pirmiausia realizuojamas per įvairių inspektorių, komisijų institucijas. Žinote, kad tokias yra, bet, kaip sakiau, vis tiek galutinėme taške einama iki teismo. Taigi teisė į privatų gyvenimą tapo itin aktuali pastaraisiais dešimtmečiais, kai valstybė ir visuomenė tarsi iš naujo atrado atskirą individą, atsigręžė į jį. O visuotinis dėmesys, potencialios medicininės, technologinės ir kitokios galimybės dangstytis, apsimesti kitų žmogumi ir su tuo susijusios negatyvios pasiekmes gali padaryti žmogų labai pažeidžiamą, jeigu beatodariška intervencija į asmeninį gyvenimą, apie kurį pašaliniams nėra reikalo ar būtinybės žinoti ir toliau nebus tinkamai bei laiku pažabota. Tam pirmiausia pasitelkiamos įstatymų, kaip ir sakėm, ir kitų teisės aktų nuostatos, kurios numato individo privataus gyvenimo apsaugos atvejus, būdus ir priemonės ir taip užkerta kelią įsibrauti, atskleisti ar panaudoti informaciją apie asmens privatų gyvenimą be jo sutikimo ar jam nežinant. Na ir mūsų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnis sako, kad žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas, taip pat, kad asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimą ir kitoks susižinojimas yra neliečiami, kad informacija apie privatų gyvenimą, asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotų teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ir neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimininį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Kadangi yra čia moksleivių, trumpai paminėsiu dar vieną teisės aktą, tai yra tokia Vaiko teisių konvencija, priimta 1950 metais, ar teko ką nors girdėti, kuri yra specialiai sukurta, priimta ir patvirtinta vaikams, nes vaikams reikalinga speciali apsauga. Aišku, vaikai gindami savo teisės gali gintis ir šitos Europos žmogaus teisų konvencijos principais, tačiau Vaiko teisų konvencija yra išsamesnė, platesnė ir ten reglamentuoja būtent vaiko teises. Tai vaikas, kaip ir kiekvienas žmogus, turi irgi teisę į privatumą ir į susirašinėjimo slaptumą. Ir nei vienas suaugęs žmogus neturi teisės nei tėvai, nei mokytojai skaityti vaikų nei SMS-ų, nei elektroninių laiškų, nei slaptų anketų socialiniuose tinkluose. Čia mes mokykloje ypatingai aktualu su vaikais, tai daug kalbam. Jeigu bus kas nors įdomu, galėsim pakalbėti ir apie Vaikų teisų konvencijas bei kitus teisės aktus. Aišku, yra nelabai daug, bet yra žymiai daugiau ir Vaikų teisų deklaracija ir tiesiog tų įstatymų yra tikrai pakankamai priimta. Taigi, kaip matot skaidrėje,
Privatumo pažeidimas negali būti pateisinamas jokiomis priemonėmis išskyrus tas, kurias sankcionavo įstatymas laikydamasis teisės viršenybės principo ir kurios yra neišvengiamai būtinos demokratinės visuomenės labui. Iš Konstitucijoje ir šitoje deklaracijoje, konvencijoje, ne deklaracijoje įtvirtinto žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo išplaukia asmens teisė į privatumą. Teisės į privatumą pakilėjimas į konstitucinį lygmenį neabejotinai rodo jos išskirtinį pripažinimą ir ypatingą reikšmę tarp kitų teisės saugomų objektų. Asmens teisė į privatumą savo turiniu ir esme be galo yra plati. Vargu ar įmanomas išsamus sampratos, kaip ir kalbėjom, privatus gyvenimas pateikimas, todėl mes šiek tiek ir kalbėdami apsiribosime tik tai kai kuriais pagrindiniais aspektais. Taigi, privataus gyvenimo teisinė samprata yra siejama su asmens teisėtais privataus gyvenimo lūkesčiais. Žmogaus privatus gyvenimas tai yra ta individo gyvenimo dalis, kuri susijusi su jo gyvenamąja aplinka, šeimyninė padėtimi, tarpusavio santykiais, gyvenimo būdu, pažiūromis, įsitikinimais, įpročiais, įgūdžiais ir panašiai. Kitaip sakant, juridiškai apgintas interesas į privatumą reiškia individualaus, šeimos ir namų gyvenimo apsaugą. Asmens fizinė ir psichinė neliečiamybė, sveikatos būklė, orumą, garbę ir reputaciją, bendravimą, komunikavimą, kaip ir sakiau, korespondenciją, asmeninių faktų prieinamumo suvaržymą, draudimą savavališkai rinkti, kaupti, išviešinti ne tik konfidencialią, bet ir kokią kitokią informaciją, su kuria nėra būtinybė susipažinti pašaliniams, jeigu, aišku, negautas atitinkamo asmens sutikimas. Ir kiekvienas asmuo turi diskrecijos teisę nuspręsti ar atskleisti tą informaciją, kuri sudaro privataus gyvenimo dalį ir jei taip, tai kokia apimtimi. Privatumo pažeidimas, kaip sakiau, negali būti pateisinamas jokiomis priemonėmis, išskyrus tas, kurias sankcionavo įstatymas laikydamasis teisės viršenybės principo ir kurios yra neišvengiamai būtinos demokratinės visuomenės labui. Pateiksiu dar vieną pavyzdį privataus bei šeimos gyvenimo sampratos Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktikoje. Tai yra Marks byla. Teismas pateikė tokią šeimos sampratą, konstatuodamas, kad konvencijos 8 straipsnio požiūriu šeimos gyvenimo samprata neapsiriboja santuokos pagrindų susiformavusiomis šeimomis ir gali apimti kitus de facto santykius. Šeimos gyvenimas apjungia mažų mažiausiai ryšius tarp artimų giminaičių, pavyzdžiui, senelių santykius su anūkais, kadangi tokie giminaičiai gali užimti svarbę vietą šeimos gyvenime. Ypatingai dabar aktuali tema Lietuvoje pas mus, seimūnai bando taisyti civilinį kodeksą ir performuoti šeimos koncepcijos savoką. Dabar Lietuvoje diskutuojama, yra priimti projektai, kasgi vis dėlto yra šeima. Ar šeima tai yra kaip tradiciškai priimta ir įtvirtinta civiliniam kodekse, kad tai būtinai yra santuokos pagrindų sukurta institutas, ne šeima, tai yra institutas teisinis. Ir tai būtina tik tai vyro ir moters santuoka, ar šeima galima laikyti vienišą mamą su vaiku, ir panašiai. Tai būtent šitas pavyzdys vis dėlto atspindi, kad šeimos gyvenimas apjungia, kaip teismas yra pasisakęs, mažų mažiausiai ryšius tarp artimų giminaičių, ne tik tai, kad vyras, žmona ir vaikai, tačiau ir seneliai, ir anūkai ir panašiai. Keegan versus Ireland byloje teismas nusprendė, jog nesantuokinio vaiko įvaikinimas, neinformuojant apie tai tikrojo jo tėvo ar nesant jo sutikimo, laikytinas jo teisės į šeimos gyvenimo gerbimą bei apsaugą įtvirtintos konvencijos 8 straipsnėje vis dėlto pažeidimu. Ir teismas konstatavo, kad šioje normoje vartojama šeimos savoka neapsiriboja santuokos pagrindų sukurtais santykiais ir gali apimti kitus de facto šeimos ryšius asmenims vaiko tėvams gyvenant nesantuokoje, apie ką aš apie tą būtent šiandieninę Lietuvos situaciją ir kalbėjau. Tokiu būdu gimęs nesantuokoje vaikas, jis po jure laikytinas tokio šeimos darinio dalimi nuo pat jo gimimo momento. Ir iš to seka, kad šiuo atveju tarp vaiko ir jo tėvų egzistuoja ryšys, reiškiantis šeimos gyvenimą.
Tai kad ir tėvai nebuvo susituokę, tai yra vis tiek faktas reiškiantis šeimos gyvenimą, būtent Europos žmogaus teisų teismo nuomonė ir požiūriu. Sekantis Europos žmogaus teisų ir laisvių straipsniai yra, tai 9 straipsnis minties, sąžinės ir religijos laisvė, turbūt visiems aiškiai suprantama, ką norima šituo straipsniu pasakyti. Saviraiškos laisvė, tai teisė laisvai laikyti savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios pareigūnų, netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų, bei suteikia teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, bet pabrėžta ir paryškinta neteisė gauti bet kokią informaciją bei teisė laisvai tokią informaciją skleisti. Taip pat ir Europos žmogaus teisų teismo praktika aiškiai rodo, kad 10 straipsnis, kuris, kaip minėta, įtvirtinantis saviraiškos laisvę, vis dėlto neįpareigoja valstybės visais atvejais pateikti individui bet kokią jo reikalaujamą informaciją. Ir minėto straipsnio 10 antroje dalyje įtvirtintas pagrindų sąrašas yra, aš nežinau, ar pas jūs dalomoje medžiagoje turbūt nėra to viso konvencijos teksto, bet jeigu kam bus įdomu, tai jūs pasiskaitysit. Antroje dalyje įtvirtintas pagrindų sąrašas, kuriems esant naudojimasis teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus gali būti apribotas. Ir visų pirma, tokius apribojimus turi nustatyti įstatymas. Šie apribojimai demokratinėje visuomenėje turi būti valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar viešosios tvarkos interesams užtikrinti, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nusikaltimams, žmonių sveikatai bei moraliai, taip pat kitų asmenų orumui ir teisėms apsaugoti, užkirsti kelią konfidencialios informacijos atskleidimui ar teisminės valdžios autoritetui ir nešališkumui garantuoti. Todėl įstatymas gali nustatyti konvencijos 10 straipsnio antroje dalyje vartojamų saviraiškos laisvę teisėtus apribojimo pagrindus, kurie ir yra tai padaryti, kurie turi atitikti Europos žmogaus teisų teismo praktiką. Sekantys straipsniai tai yra susirinkimų ir asociacijos laisvė, kuri yra ir įgyvendinta pas jūs, tikrai įvairių organizacijų, asociacijų yra begalės, tiek pas mus Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Teisė į santuoką, aišku, lyg ir labai nėra daug ką pasakyti, bet galbūt kai kam ir yra, gal diskutuoti galima būtų, kad pas mus dabar Lietuvoje yra teisė tik tai į heteroseksualių asmenų santuoką, tai vyro ir moters, homoseksualių asmenų santuoka pas mus įstatymų yra uždrausta, negalima, vyksta aršios diskusijos. Taigi 13 straipsnis skelbia diskriminacijos uždraudimą. Ir būtent tas nediskriminacijos principas yra vienas svarbiausių žmogaus teisų apsaugos elementų, kai vertinant jį kartu su visų asmenų lygybės principu yra sukūriami pagrindai gerbti žmogaus orumą ir skiepyti pagarbą jam. Nepaminėjau pradžioje, kai pradėjau kalbėti apie teises, kad visos mūsų teisės, aišku, sakėm, dalis prigimtinių, dalis yra subjektyvių, tai yra valstybės sukurtų teisių, bet turbūt nei vienas neginčysit, kad visos žmogaus teisės yra susijusios su žmogaus orumo sąvoka. Kalbant apie tiek Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatas, tiek Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir jos preambulėje yra skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės sukūrimo principas, būtent žmogaus teisų atžvilgių. Na, visos, aišku, teisės ir laisvės viena yra kita papildančios, jos išplaukia iš, kaip ir sakiau, žmogaus orumo ir pagarbos sąvokų, taigi diskriminacijos uždraudimas, šis straipsnis skamba taip, kad žmogaus teisų negalima varžyti ar teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo ar įsitikinimų ar pažiūrų pagrindų. Kaip minėjau, kad ir ši nuostata perkelta į Lietuvos Respublikos konstituciją 29 straipsnį. Na, dar viena teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę. Nukrypimas nuo įsipareigojimų nepaprastosios padėties atveju, tai yra išvardinti išimtiniai atvejai, kada galima nukrypti. Dar norėčiau paminėti vieną pavyzdį, jau kai prakalbom apie teisę į santuoką, apie lyčių lygybę.
Tai byloje Dagion versus United Kingdom, teismas nagrinėjo klausimą, ar baudžiamoji Šiaurės Airijos teisė, draudžianti homoseksualinius santykius asmeninė gyvenime tarp suaugusių vyrų jų susitarimu, yra nepateisinamas įskišimasis į privatų gyvenimą, garantuojama būtent konvencijos 8 straipsnėje. Be to, peticijos pareiškėjas byloje kėlė klausimą ir dėl galimo konvencijos 14 straipsnio pažeidimą, tai kaip matote, teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę, nes jis patyrė didesnius apribojimus negu homoseksualistai kitose Jungtinės karalystės regionuose ar net pačioje Šiaurės Airijoje, argumentuodamas tuo, kad jo laiškai ir dienoraštis, kuriame jis vaizdžiai aprašė savo homoseksualinius santykius, buvo konfiskuoti, o jis pats buvo apklaustas policijoje keletą valandų dėl jo seksualinio gyvenimo. Be to, homoseksualistas šiuo atveju teigia, kad nustatytas seksualinių santykių draudimas tarp suaugusio 21 metų ir jaunesnio amžiaus vyriškio pažeidžia konvencijos 8 straipsnį, kartu ir 14 straipsnį, kadangi lesbiečių ir heteroseksualų santykiai buvo toleruojami, jeigu jiems sukako 17 metų. Tai čia kalbant apie Airijos įstatymus, tai reiškia homoseksualių vyrų santykiai nebuvo toleruojami, o lesbiečių ir heteroseksualų santykiai buvo toleruojami, jeigu jiems jau yra sukakę 17 metų. Taigi Europos žmogaus teisų teismo nuomonė, tokie įstatymai jau patys pažeidė asmens teisę tiek į privatų gyvenimą pagal konvencijos 8 straipsnį, ir šią nuomonę teismas konstatavo ir savo sprendime dar 81 metais. Tačiau teismas manė, kad nereikia nagrinėti bylos remiantis konvencijos 14 straipsnių, pareikšdamas, kad teisiškai netikslinga aiškintis, ar diskriminacija pareiškėjo atžvilgių buvo kur kas rimtesnė nei kitų asmenų, kurių tos pačios teisės buvo mažiau apribotos atžvilgių. Taigi teismas yra diskretiškas ir jo teisė pasisakyti taip, kaip jam atrodo reikalinga. Lietuvos Respublika, atsižvelgdama į savo galimybės ir sugebėjimus vykdyti pagal 50 metais Žmogaus ir teisų pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 protokolą, kuris įtvirtina bendrą diskriminacijos draudimo principą kylančius tarptautinius įsipareigojimus, dar šio protokolo iki šiol yra nepasirašiusi. Kaip matom, paskutinės teisės čia yra, nes 18 straipsnių pasibaigė teisų ir laisvių aprašymas Europos žmogaus teisų konvencijoje, tai 16 straipsnis kalba apie užsieniečių politinės veiklos suvaržymus, 17 apie piktnaudžiavimo teisėmis uždraudimus ir 18 teisų apribojimų ribos. Taigi, kaip minėjau, iki 2000 metų, 95 metais Lietuva prisijungė prie šitos Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai iki 2000 metų berods Lietuva buvo pralaimėjusi 13 bylų Europos žmogaus teisų teisme dėl teisės į teisingą teismą pažeidimų, iš jų dėl užtesto bylos nagrinėjimo. Ir per ilgą baudžiamoji proceso trukmė pažeidžianti teisę į teisingą teismą buvo konstatuojama baudžiamosiose, civilinėse bei mokestinių ginčų bylose. Turiu statistiką tik tai iki 2000 metų, ten teismai lygiai taip pat vyksta ilgai, Europos žmogaus teisų teismas be galo užverstas peticijomis ir ten taip pat yra ilgai nagrinėjama, yra tobulinama, kaip sakiau, keičiami, pasirašomi nauji protokolai, kad tos teisės būtų kuo efektyviau apgintos. Bet dėja šiai dienai yra taip, kaip yra. Gal tada padarom trumpą aptarimą, gal turit kokių klausimų, ar norite gal šiek tiek daugiau apie vaiko teisės, ką nors paklausti. Nes vaikas pagal įstatymą yra asmuo iki 18 metų, tai jam yra specialūs teisės aktai ginantis ir reglamentuojantis jo teises. O kaip yra, kai nuo 16 metų irgi kažkokios papildomos teisės prisideda? Ne teisės, o tai jau yra atsakomybės klausimas. Atsakomybės. Kad nuo 16 metų asmuo už kai kuriuos veikas jau atsako pats. Asmuo iki 14 metų vaikas, už jo padarytas nusikalstamas veikas, ar tiek baudžiamasias, ar padarytą žalą kitiems asmenims atsako jo tėvai. Bet kai kurios veikos, kurios yra nurodytos įstatyme, tarkim, už asmens šmeižimą arba daug dar kitokių pavyzdžių, tai asmuo atsako pats ir jam gali būti irgi pritaikyta bausmė, ar tam tikros
perkelimas į specialias mokymo įstaigas, na, įvairių atvejų. Tai yra atsakomybės klausimas tik tai. Asmenį nuo 18 metų tai yra pilnai suaugęs ir atsakomybė taikoma pilna apimtimi, o vaikams yra pagal metus. Nuo 14 iki 16, asmuo nuo 16 iki 18 jau laikomas paaugliu. Bet pagal įstatymą jisai dar yra vaikas. Tai čia ne teisų klausimas jau yra, o atsakomybės ir pareigų. Tačiau kaip teisės tai yra teisės, mes visi žinom savo teisės, bet tikrai turėtumėm nepamiršti, kad be teisų yra dar ir pareigos. Ir iš kiekvienos teisės yra suponuojama taip pat ir pareiga. Tai vieną užbaigdama šią paskaitėlę norėčiau akcentuoti, kad naudodamasi savo teisėmis ir laisvėmis, žmogus pirmiausia neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių.